Atėjo laikas atlikti šitos rytės techninį aptarnavimą. Įprastai išvengiu šitos procedūros. Mano požiūris toks, kol nėra nieko kritinio, nėra reikalo ardyti rytas korpusą. Bet šį kartą situacija prastesnė. Šita rytė ne tik buvo įkritusi į vandenį, bet ir žvejojant skleidžia tokius garsus, kad net nepatogu prieš kitus žvejus. Parodysiu, kaip padaryti minimalų svarbiausių vietų sutepimą. Gal pravers šis video tiems, kas nedrįstate imti šitos procedūros. Tai visai nesudėtinga. Sutepimui naudosiu tokį specialiai tam skirtą komplektą, kurį pirkau kažkada seniai. Naudojamas vienas skystesnis tepalas, o kitas tirštas. Taigi pradžiai reikia nuimti rytės būgnelį. Čia rasite smulkesnės detalės, nepameskite jų. Detalės aš mėgstu dėti paeiliui, kaip nuimu, kad būtų lengviau atgal viską surinkinėti pagal tą patį eiliškumą. Šitas metaliukas, ant kurio laikosi rytai, juda aukštyn žemyn sukant rytę. Tai pradžiai apžiūrėkite, ar kai jis pakyla, apačioje nėra jokių šiukšlių ar valo gabaliukų ir tada sutepkite tą vietą. Čia naudosime skystą tepalą. Ir tepimo esmė tokia, kad sutepinėsim viską, kas trinasi metalas į metalą. Tai pagerinsime slydimą ir mažinsime trinti. Įlašinus kelis lašus pasukite rytę, kad ta vieta gerai susiteptų. Su būgneliu baigta. Svarbu nepamiršti susireguliuoti stabdį prieš kitą žvejybą. Dabar sutepsime lankelio laikiklio vietas. Čia irgi įlašinam po lašelį skysto tepalo. Kita vieta, kurią dažnai kiti žvejai praleidžia ar pamiršta, yra valo laikiklis. Jis sukasi valui judant, todėl čia irgi reikalingas geras sutepimas. Taip pat lašinam vieną lašelį. Na ką, lengvoji dalis baigta, dabar reikia prisikasti iki rytės vidaus. Pradžiai nuimam rankinėlę. Rankinėlės angoje irgi įprastai yra guliukas, jį sutepsime. Čia reikia lašinti tepalą ne į pačią angą, o arčiau krašto matomas angeles. Prasukam šiek tiek būgnelį, kad tepalas pasiskirstytų visur tolygiai. Dabar atsukinėsiu visus varžtus esančius ant korpuso. Ant jūsų rytės varžtų vietos ir skaičius gali skirtis, bet esmė lieka ta pati. Svarbu tiksliai susidėkite, kur koks varžtas turi būti, nes dažnai būna, kad varžteliai vos skiriasi vienas nuo kito. Gali būti vos ilgesni ar ten storesni. Matau, kad man trukdo šitas galinis dangtelis, nuimsiu ir jį. Po dangteliu yra dar vienas varžtas, kuris laiko korpusą. Na ir visgi suprantu, kad korpuso dangtelio taip lengvai nenuimsiu. Reiks nuiminėti visą būgnelio laikiklį. Būna ryčių, kur to daryti nereikia, norint nuimti korpuso dangtelį, bet man teks padirbėti daugiau nei tikėjausi.
Reiks vėl nuimti ritės būgnelį ir tada atviršti apačioje esantį varžtą. Čia dar yra vienas mažas varžtelis. Dabar galima nuimti visą šitą dalį. Čia atsidengia dar keli varžteliai, išsukam ir juos. Nusiema šita laikanti dalis ir atsidengia paskutinis varžtelis laikantis dangtelį. Išsukam ir jį. Pagaliau galima nuimti korpuso dangtelį. Nuimkite viską atsargiai ir įsižiūrėkite, kokioje vietoje viskas stovi. Čia tiesiog geriau nieko nestumdyti iš vietų, tuomet nekils problemų surenkant viską atgal. Gerai suteptoje ritėje turėtų matytis tepalas tose vietose, nes čia naudojamas tas tirštesnis tepalas. Pas mane čia viskas praktiškai sausa. Čia principas tas pats, ieškoma judančių detalių, kurios trinasi viena į kitą judesio metu. Matau čia sraigtą, čia judanti dalis, ten giliai ir čia dar vienas guolis. Kaip sakiau, naudosim tirštą tepalą. Tepsiu tiesiog su atsuktuvu, tai bus lengviau prieiti. Šiek tiek pajudinu ritės dalis, taip matosi, kur kas juda ir tuo pačiu tolygiai susitepa pateptos vietos. Nereikia tepti tiek, kad viskas plauktų. Tas tepalas kokybiškas ir ilgaamžis. Net po keletos metų atidarius ritę galima tą tepalą rasti, ką užtepėt prieš tai. Gerai matosi visų dalių judesys, kai sukūrėtės būgnelio laikiklio veleną. Na va ir viskas. Čia darbo nedaug, tiesiog pats išrinkimas užtrunka ir pagrindinis dalykas yra tvarkingai susidėlioti ir pasižymėti visus varžtukus. Kam tai sudėtingiau gaunasi, filmuokite ar fotografuokite eigoje, tai padės, jei kažkur suabejosite, kaip ką surinkti atgal. Galima, aišku, dar smulkiau viską išrinkti ir sutepti, bet tokios paprastos procedūros tikrai užteks, kad jūsų rytai įgautų antrą kvėpavimą. Dabar surinku viską atgal ir manau, šitą rytę dar man šiek tiek atitarnaus. Tikiuosi, jums šitas video patiks ir padrasins atlikti rytės techninį aptarnavimą, jei rytė to pas jūs jau garsiai prašo. Iki kitų kartų, pasimatysim ant vandens.